Kai reikia pasiekti aukštai padėtus daiktus, juos ten pakelti ar vykdyti darbus dideliame aukštyje, reikalingi pastoliai, kopėčios arba bokšteliai. Jie turi būti saugūs, tvirti, patogus naudoti ir transportuoti. Kopėčios naudojamos tada, kai darbai atliekami neaukštai, tikslioje vietoje. Kai atliekant darbus, nedaug judama, o pats darbas trunka trumpai. Profesionalios kopėčios renkasi darbdaviai, kurie rūpinasi darbuotojų darbo saugumu, be abejo atsižvelgia ir į darbo laiką. Supranta tą, kad jeigu darbuotojas dirba saugiai ant patogios įrangos, jis atliks darbus daug greičiau. Pasirinkant kopėčias atsižvelgiama, jeigu pastate nedaug vietos, reikia tikrai kokį smulkų darbą atlikti, tarkim, ten lemputės pakeisti, bet jeigu jau reikia kokį stambesnį darbą padaryti, medžiagas užsikelti į aukštį, tai jau naudojami yra pastoliai. Pastoliai yra naudojami, jei darbai atliekami 3 metrų ir didesnėme aukštyje, dideliame plote, kai darbą atlieka ne vienas žmogus ir tie darbai trunka pakankamai ilgai. Taip pat, kai darbui atlikti reikalinga kartu pasikelti papildomos įrangos ar medžiagų ir juos saugiai pasidėti. Jeigu reikia dažnai keisti darbo vietą dirbant, yra naudojami aliumininiai mobilūs pastoliai. Aliumininiai mobilūs pastoliai, jie, kai sustatomi, juos galima pervežti iš vienos vietos į kitą. Kuom jie skiriasi nuo paprastų pastolių, kurie jau sustatomi ir stovi kaip stacionarius, kol bus atlikti visi reikiami darbai. Be abejo, ant pastolių gali dirbti daugiau negu vienas žmogus, gali dirbti keli žmonės, kelios brigados gali dirbti ant mobilių pastolių, tai 2-3 žmonės optimaliai. Kai kuriais atvejais patogiau yra naudoti automatinės kopėčias. Jų pagalba darbuotojas gali pasikelti į reikiamą aukštį, pasimti su savimi reikiamas medžiagas ar įrankius, bei greitai perkelti automatinės kopėčias iš vienos vietos į kitą. Dabar yra pasirodžiusios taip vadinamos automatinės kopėčios, kurios yra daug patogesnės, kadangi iš karto gali darbuotojas pasikelti, gali medžiagas užkelti ir nereikia specialių pakėlėjų medžiagoms, daug greičiau darbai atliekami ir daug saugiau. Automatinių kopėčių privalumai, kad jos yra nedidelio gabarito, nedaug sveria. Gali dirbti su jais vienas žmogus. Transportuojant jų nereikia spec transporto. Darbuotojas gali su paprastu mikroautobusu ar priekabėlę atsivežti į tam reikiamą objektą. Darbuotojai gali pakilti į jiems reikiamą aukštį ganėtinai greitai, nereikia statyti pastolio. Dirbant su elektros instaliacija, šalia aukštos įtampos įrengimų naudojamos dielektrinės kopėčios. Elektrikai naudoja kitokias kopėčias, kurios yra vadinamos dielektrinėmis kopėčiomis ir pagamintos iš stiklo pluošto, kuris yra nepralaidus elektros srovei. O tai reiškia, kad darbuotojai yra apsaugoti nuo pavojaus dirbant su elektra. Kai kurioms įmonėms būna reikalingos specialios kopėčios. Tokioms įmonėms kaip oro uostai, geležinkeliai, būna reikalingos kopėčios būtent prieėjimui prie lėktuvo, prie traukinių. Ir būna tada gaminamos specialios kopėčios pagal specialų užsakymą ir kliento poreikius. Renkantis kopėčias ar pastolius, svarbu atsižvelgti į medžiagą, iš kurios jie yra pagaminti, ir jų tvirtumą. Taip pat kokį aukštį su jais galėsite pasiekti, kokį svorį jie gali atlaikyti ir kur dažniausiai juos naudosite.